Tai va, gerbėmieji, mūsų Lietuva faktiškai kaip valstybė neegzistuoja. Žinot kodėl? Todėl, kad visas mūsų civilizacijos tankis yra suspaustas į vieną miestą, kuris vienintelis Lietuvoje turi teisę vadintis miestu, supranti? Visas civilizacijos tankis yra vienas miestas. Tai reiškia, o kodėl nėra gyventojų kitur, ką? Kodėl nėra gyventojų kitur? Jeigu visa valstybė yra suspausta į vieną tašką, tai yra Vilnius. Kodėl nėra gyventojų kitur? Jeigu visi iš ten bėga, tai va dabar jūs ir pagalvokit sąžininkai. Ar verta mums tikėti valdžios melu ir jos gerovės Lietuvą, jeigu mūsų valstybė nesirūpina jokiais gyventojais gyvenančiais toli nuo Vilniaus, o tie gyventojai visą laiką yra suspausti dar mažesnėme taške nei Vilnius, supranti? Ir visos mūsų teritorijos yra kaimas, blet. Visos mūsų teritorijos yra kaimas, supranti? Nu gerai, ne šiaip kaimas. Tai yra sklypas pastatytas pagal kaimo pavyzdį. Kodėl kitos teritorijos turėjo būti pastatytos pagal kaimo pavyzdį, ką? Jeigu mūsų valstybė yra aukšto ekonominio lygmens. Mūsų valdžia skaičiuoja mūsų valdžia nežiūri į gyvenimo sąlygas. Mūsų valdžia skaičiuoja ekonominius rodiklius, grįstais matematinėmis formulėmis pagal modelius, kurie fiziniam pasauly tiesiog yra neteisingi. Ir valdžia skaičiuoja pinigus, kurių nėra, bet niekada valdžia neįvertino mūsų gyvenimo sąlygų. Niekada. Ir aš noriu pasakyti, kad tokioje valstybėje, o valstybės dydis yra visa rytų Europa, o Vilnius yra jau beveik Azijoje. Vilnius tai yra politinė Europos Maskva ir visi gyventojai kažkodėl turi važinėti į Maskvą Europoje tam, kad tiesiog nereikėtų supūti tokiuose rajonuose, žinai. Kad nereikėtų supūti tokiuose rajonuose. Tai kaip jūs drįstat mus maustyti, bet negana to. Žinot, kodėl tiek daug draudimų? Tiek daug draudimų yra todėl, kad paprasčiausiai visi gyventojai važiuoja tik ten, kur yra gyvenimo sąlygos ir infrastruktūra. Kitose miestuose iš viso nėra gyventojų. O kodėl? Kodėl nėra gyventojų? Tai va, visoje Lietuvoje iš viso nėra gyventojų. Todėl žmonės niekada nevažiuos į Lietuvą gyventi. Supranti? Jie neturi kur išvažiuoti iš Vilniaus. Ar jūs suprantat? Žmonės neturi kur išvažiuoti iš Vilniaus. Suprantat? Nėra kur išvažiuoti iš Vilniaus. O kodėl taip yra? Va dabar pagalvokit. Jeigu jūs esate tokie gudrus, ane? Kad žinot, jog aš visą laiką meluoju, tai jūs argumentuokit. Kaip įrodyt, kad tokiame rajone, rajone gali būti gyventojų. Jūs, blet, paimsit knygą istorijos, blet, ir pasakysit, kad čia, blet, parašyta. Aš nahu ant tvoros galiu parašyti, blet. Aš galiu, blet, ant tvoros parašyti, kad čia, blet, yra gyventojų. Istorija, blet. Istorija, blet. Suprantate, aš galiu ant tvoros parašyti, kad čia tikrai yra gyventojų. Bet, blet, jūs dabar pagalvokit logiškai. Iš kiemo tu neišvažiuosi.
Parduotuvių nėra. Iš kiemo tu neišvažiuosi. Parduotuvių nėra. Kelias nepritaikytas krovininiam transportui. Supranti? Ar tu supranti? Blet, kaip tie šunys mane išgąsdino. Kelias nepritaikytas. Kelias neasfaltuotas. Gatvės nepravažiuojamos. Sklypai padaryti taip ir galų gale visoje Lietuvoje būtent tokie sklypai, kurie yra, kaip čia pasakius, jie tiesiog yra padaryti, kad būtų vaizdo matoma. Bet mūsų tikslas yra paprašyti valdžios, arba tiksliau pareikalauti, bet kad galėtumėm reikalauti, mums reikia užblokuoti valdžios gyvenimą Vilniui. Žmonės turi susirinkti ir pareikalauti, kad jų gimtinėse, visose tėviškėse būtų imtasi arba bent jau pradėtos kurti geresnės gyvenimo sąlygos. O visi Seimo nariai turėtų būti, žinot, kas jiems padaryta. Uždrausta išeiti 5 savaitės iš Seimo, kol jie nepripažins ir neišstos iš Europos Sąjungos. Suprantė, mūsų valdžia turi išstoti iš Europos Sąjungos. Dėl to, kad nesimta jokių veiksmų keisti gyvenimo sąlygas. Suprantat? Va, ką aš jums noriu pasakyti. Va, žmonės visi važiuoja iš ten, kur nėra gyvenimo. Gyvenimas tai yra prabangus nuosavi namai. Blet. Kur čia aš esu? O, čia aš jau viską apėjau. Aš jau čia viską apėjau. Aš faktiškai čia jau viską apėjau. Viską apėjau, karočią. Aš jau viską apėjau. Aš jau viską apėjau. Tai va, gerai. Pabandysiu dar pratęst. Bet jūs žinokit, kad Seimo nariai naudojasi statistika, kuri yra grįsta tik formulėm, o ne žmogaus protų. Žmogaus protas niekada nebus aprašomas matematinėmis formulėmis, nes matematinės formulės yra kompiuterių programos, suprantat? Niekada žmogaus proto neaprašys jokia matematika. Žmogaus protas yra tiesiog, kaip čia pasakius, tai yra tiesiog instinktai. Pagrinde tai yra instinktai. Instinktai judėti, instinktai keliauti, instinktai judinti rankas ir galiausiai instinktai sakyti tai, kas yra akivaizdu. Tai va, mūsų valdžia naudojasi neegzistuojančio matematiniam formuliam, tiksliau netikro matematiniam formuliam ir mūsų valdžia ir galiausiai rinkimai. Jie padaugina. Visi rinkimai vyksta tik tai Vilniaus mieste, supranti? Kuriame nėra nuolatinių gyventojų. Kodėl nėra nuolatinių gyventojų? Gyventojų nuolatinių nėra, nes žmonės neturi kur važiuoti, kai nėra gyvenimo sąlygų. Tai yra plotai, sodai, blet. Tai yra plotai ir sodai. Žmonės neturi gyvenimo sąlygų kitose miestuose, todėl ten niekas ir nevažiuoja. Vienintelis kelias yra Europa ir Rusija. Suprantat, vienintelis kelias tai yra Europa. Bet kitur taip pat nėra gyvenimo sąlygų. Suprantat, kituose miestuose Lietuvoje. Todėl po Lietuvą niekas nemato prasmės keliauti, kai gyvenimas yra užstatytas nuosavais namais, sklypais. O kur jūs čia matėt parduotuvę? Tokiuose miestuose parduotuvės yra tik tam tikram taške,
labai toli nuo žmonių gyvenamų namų, labai toli nuo individualių namų. Visas tas kvartalas, pavyzdžiui, Kauno Garliava, jis yra tiek tankiai užstatytas tokiais šunbučiais, kad iš jo neįmanoma išeiti pešiom. Joks autobusas ten nevažiuoja. Jis važiuoja tik per vidurį rajono, supranti? Mes turime teisę boikotuoti valdžios gyvenimą, uždaryti. Mes turime teisę boikotuoti valdžios gyvenimą. Galiausiai mūsų taškas yra tik tai Vilnius, kuris nėra atsakingas už jokią kitą Lietuvos dalį, o tik tai mulkina mus visokiais melais, visokiom teorijom, visokių mokslų ir galiausiai istorija, kurios nėra. Yra deklaruota, kad šitie visi rajonai atsirado per istoriją, bet aš kviečiu žmonės rinkti parašus ir rodyti savo, galų gale rodyti savo dokumentus apie pastatytų namų datą, laiką ir įrodyti, kad Lietuva atsirado 20 amžiuje. Taip mes galėsime apkaltinti valdžią tuom, kad valdžia nesiėmė jokių veiksmų, o paliko visus žmonės kentėti tokiuose kvartaluose paliko žmonės kentėti, žinai, paliko žmonės kentėti ir naudoja su logika prasilenkiantį baudžiamąjį kodeksą. Naudoja nelogišką baudžiamąjį kodeksą. Suprantat, va taip yra. Žmonės negali išeiti į miestą. Jie visą laiką gyvena lauke. Žmogus negali išeiti iš savo namų, nes jis yra užtvertas. Tai yra jos sklypas. Supranti? Žmogus visą vasarą tupi namuose, savo sklype, supranti. Visa tai yra nepatenkinama ir labai blogai. Tai yra labai blogai. Dėl šitos priežasties atsirado psichinės ligos, kad žmonės yra labai stipriai nusivylę savo skurdžių gyvenimų ir dažniausiai kaip pasakius, žinai, dažniausiai paprastai labiausiai vargšiausi žmonės pakliūna į pataisos namus, kuriuos užmuša. Pataisos namuose nėra nei vieno kalto beveik. Jie visi gyveno ir buvo priversti tai daryti. Visi jie buvo priversti tai daryti. Nes jie neturėjo kito pasirinkimo, tik tai būti uždaryti į tuos namus. Tai va, mūsų valdžia visą laiką melavo. Melavo. O mūsų tikslas yra ne Vilnius. Mes turime uždaryti Vilniui būdą, kaip pasakius, mes turime uždaryti, sukurti ribojimus Vilniui, būti gyvybingam. Mes turime padaryti taip, kad Vilnius nebūtų gyvybingas, dėl to, kad pagaliau būtų pripažinta ir atleista tiem žmonėm, kurie gyvena tokiuose kraštuose, kaip Panevėžys, Ukmergė, Druskininkai, Plungė ir kiti paprasčiausiai sodiniai rajonai Vilniaus mieste, tokie kaip Zarasai. Tai va, mes turime imtis veiksmų ir kalbėti apie tai. Ir svarbiausia, pakeisti įstatymus taip, kad žmonės turėtų lengvatų ir gautų 50 milijardų į biudžetą iš ES vargstantiems žmonėm toli nuo gyvenamų centrų arba tokiuose negyvenamuose sklypuose. Mes pareikalausime 50 milijardų eurų kasmet žmonėms, kurie gyvena neturintys infrastruktūros ir negalintis nusipirkti maisto. Jeigu ES neduos mums
50 milijardų eurų į mūsų biudžetą, mes eisim į Baltarusiją. Ir nahui mums Europos Sąjunga. Vilnius yra Europos Maskva. Visa rytų Europa važinėja į Maskvą, kad galėtų tiesiog pagyventi. Suprantat, mes reikalausim iš Europos Sąjungos. Visų pirma, reikia įrodyti, kad Lietuvoje nėra kur gyventi. Reikia tai įrodyti ir pagrįsti, kad Vilniaus miestas nesusitvarko su visais gyventojais. Dėl šitos priežasties 50 milijardų iš Europos Sąjungos bus skirta naikinti tokius rajonus ir čia statyti miestą. Ir statyti ten miestą. Suprantat? Mes pareikalausim iš Europos Sąjungos 50 milijardų eurų kasmet ir darbo jėgos iš Lenkijos bei Vokietijos, kad būtų atkurtos mūsų valstybės gyvenimo sąlygos, kaip priklauso Respublikai, o ne tarybiniai Lietuvos komunistiniai vyriausybei. Lietuvos vyriausybė yra komunizmas. Čia yra komunizmas, nes nėra gyvenimo sąlygų. Ir mes turime teisę įrodyti, pagrįsti, kad Lietuva neturi pinigų būti Europos Sąjungos šalis, neturime pinigų skirti finansų. Ach, jūs, blėt, finansų tai turit armijai skirti, o žmonėm finansų neturit, ką? Žmonėm finansų neturit, kurie gyvena tokiuose sklypuose. Jam pagelbėt, ką? Žmonėm, kurie gyvena tokiuose sklypuose, pinigų pagelbėt neturit, ką? Tik armijai, blėt. Nahui. Supranti? Tai va, pažiūrėkit, kur aš vaikštau, blėt. Jūs pasižiūrėkit. Čia yra Lietuva, blėt. Lietuva! Tai va, galų gale mes turime informuoti Europos Sąjungą, jeigu ji nesutiks skirti 500 milijardo eurų per metus, mes nahui išeisim iš Europos Sąjungos ir užblokuosim Latvijai kelią į Lenkiją. Supranti, užblokuosim Latvijai kelią į Lenkiją. Supranti, užblokuosim kitas Baltijos šalis, nahui. Supranti, va tai, blėt. Tai va, tegu Europos Sąjunga pasirūpina žmonių gerovė Lietuvoj. Ir jeigu nieks nebus padaryta, mes tiesiog žinot, ką galim padaryti. Mes galim sukelti jiems konfliktą su Lukašenka, kad Lukašenka pradėtų juos atakuoti, blėt. Nes ta, blėt, Europos Sąjunga gyvena daug geriau nei Lietuva, o padėti, blėt, Lietuvai nenori. Padėti Lietuvai jie nenori. Supranti, blėt, Lietuvos žmonės badauja, blėt, badauja, nahui. Europos Sąjunga, blėt, nieko padaryti nenori, blėt. Matai, blėt, va tokia Europos Sąjunga, supranti? Visi žmonės čia badauja, čia parduotuvė elementariai nėra. Čia elementariai nėra parduotuvių, žinai. Čia elementariai nėra parduotuvių. Nėra kur gyventi. Čia yra, blėt, Lietuva, kur aš vaikštų, supranti? Čia, kur aš vaikštų, blėt. Čia yra Lietuva. Supranti? Visi žmonės Lietuvoje badauja, blėt. Važiuoja į Maskvą, kad galėtų gyventi. Visa rytų Europa važiuoja į Maskvą, kad galėtų gyventi. Supranti? Tai va. Va tai, blėt. Oi, ten mergelė žiūrėjo, gražų bernelį matė. Va, blėt, tokios dainos, nahui, kaimiškos, blėt. Tai va. Mes turime teisę. Ne, Lietuvos liaudis
visą laiką turėjo teisę nuversti valdžią. Va ką aš jums noriu ir pasakyti. Bet vietoj to, kad verstume valdžią, aš siūlau paprastesnį sprendimą. Uždaryti Seimo narius mėnesiui savo toj salėj, nahui. Ir uždraus jiems išeit, blėt. Ir pamatysit, blėt. Pradės atvažiuos kariuomenė, gelbėti Seimo narių. Supranti? Kurie pasirašo už tokius, kurie sukūrė tokį baudžiamąjį kodeksą, blėt. Kuris, blėt, už vištos pavogimą į kalėjimą, blėt. Supranti? Vištą pavogė į kalėjimą, blėt. Supranti, blėt. Seimo nariai, blėt. Tai va, blėt. Mums iš viso kariuomenė nereikalinga. Mums iš viso kariuomenė yra nereikalinga. Dabar tikrinu savo lokaciją. O, aš visus dvarčionis perėjau. Tai va, mums, blėt, tokia nahui valdžia nereikalinga, supranti? Ne, mes ir turime keisti valdžią. Mes turime akcentuoti, blėt, kad tokie plotai kaip Kauno garliava, nahui, Lietuvai nereikalingi, supranti? O visa Lietuva važiuoja į Maskvą, blėt. Europa važiuoja į Maskvą, kad galėtų dirbti, nahui. Supranti, blėt? O valdžia, blėt, daro, ką nori. Va, blėt, valdžia daro, ką nori, blėt, supranti? Įdomu, čia nenulūš. Niktais ne. Valdžia, blėt, daro, ką nori, žinai. Valdžia daro, ką nori, blėt. A mes, nahui, tokiuose kiemuose, blėt, turim gyventi, blėt. Kai valdžia sėdi, blėt, šiltai, nahui. Mes, blėt, kur dirbti neturim, supranti? Jūs pasižiūrėkit, blėt. Ar čia yra kur dirbti, blėt? Ar čia galima dirbti, blėt? Ko tu čia dirbsi, blėt? Nahui. Pasižiūrėkit, blėt, kokia Lietuva, blėt. Va, blėt, aš jums rodau, kokia Lietuva. Tai va, blėt, ai tu psichas, išgerk vaistų, nusiramink. Galų gale, žinai, ką pasakys tau gydytojas? Gal tu nori šventą raštą paskaityk? Ne, gal tu pasimelsk, šventą raštą paskaityk. Šventam rašte parašyta, nahui, karalius yra dievas. Va tai, blėt. Valdžia yra dievas, blėt. Supranti? Valdžia yra dievas. Va tai, blėt. Čia Biblija, nahui. Žmogus yra niekas, blėt. Žmogus yra, blėt, žinai, kas yra žmogus? Žmogus yra šėtono vaikas, blėt. Va taip pagal Bibliją parašyta, blėt. Supranti? Kur nahui gyvenimo sąlygos? A Biblija, blėt, rašo. Jeigu tu nahui neskaitysi švento rašto, ne, blėt, Biblija rašo, žinai ką? Biblija rašo, kad tu turi būtent gyventi tokiuose namuose.